Sveiki, esu Povilas Oželis, esu įmonės operuojančios šį nuostabų kompleksą už manęs vadovas. Dar iki Lukšių kalėjimo mes jau turėjom pakankamai daug veiklų ir viena iš veiklų buvo koncertų organizavimas ir tuo metu mes ieškojome mieste erdvės savo sukurtam naujam festivaliui. Lukšių kalėjimas puikiai atitiko mūsų visus kriterijus. Turto bankas paskelbė konkursą, kad galima ilgalaikiam periodui išnuomoti visą šitą objektą, tai mes nusprendėme ir suaplikuoti. Taip gavosi ir laimėjom. Nusprendėme plėstis ir investuoti būtent dabar, nes jaučiame, kad atėjo tas laikas, kai pasiekėme savo ribą su tuo, ką turime ir manome, kad esame pasiruošę kitam etapui. Kūrybinių industrijų verslas ne visada yra toks stabilus kaip tradiciniai verslai ir finansavimas tikrai padeda stabilizuoti veiklą. Patirtis bendradarbiaujant su Finora banku iš tikrųjų įvyko greičiausiai ir patogiausiai, kaip tik galėjo įvykti. Bendradarbiavimus su Finora banku pasiūlytumėm kitiem kūrybinių industrijų atstovams, kurie planuoja plėtrą, nori įvykdyti naujus projektus. Svarstantiems apie finansavimą patarčiau įsivardinti, kodėl jums reikalingas finansavimas, turėti aiškų planą, kaip mes jį panaudosime ir kokia bus nauda iš to.